Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Kol kas Aukštaitija žygį Varom už Lietuvą lepina gražiais vaizdais, šiltais orais ir puikiais žmonėmis. O šiandien dar ir duosim garo festivalyje Visagino country. Ar gali būti geriau? Lietuviai junkis į 3 milijonų rinktinę. Jo, žiauriai smagu. Linksma, kai 90 miestų praėjo šitas kamuolys ir tau jį paliest varyt. Tai nuostabu. Nepasipūtę, kaip sako, zanūdos nelietuviško, čia staiga ir šypsomės mes. Džiaugiamės, mojam vieni kitiems. Kažkoks bendrumas, kaip per dainų šventę. Sergam už Lietuvą, reikalauti aukso galbūt visą laiką. Mes gal kartais per daug tikrai iš jų norim ir nusivylimas. Kaip išėjai žmonėm, taip išėjai, bet manau, kad jie kovos taip, kaip gali. Visaginas mus pasitinka šokiais ir tikimės dainomis. Kiekvienam norisi pasakyti, kad aš dalelė Lietuvos. Ir todėl tas varimas turbūt kaip geras simbolis. Jeigu mes paliesim tą kamuolį, jeigu mes galėsime būti kartu, bent jau pajusdami tą šilumą kitų rajonų, kitų miestų, man atrodo, kad mes iš tikrųjų būsim jėga ir laimėsim visur ir visada. Visada kovoti už Lietuvą yra svarbu, gyventi Lietuvoje svarbu, sirgti dėl Lietuvos svarbu, dirbti jai taip pat yra svarbu. Kad galėtume įveikti visus saugumus, visus kliūtis kartu ir drauge, nes vienas žmogus laukia ne karys, o jeigu jau yra daug, tai va. Geltona, žalių, raudona. Varot už Lietuvą? Putinai, varom už Lietuvą. O kodėl varot? Lietuviams atominės energijos. Lietuviai šturmuliuotų į priekį. Ką lietuviai darytų? Šturmuliuotų į priekį. O kas čia per žodis yra šturmuliuotų? Ai, čia toksai geras žodis, kuris judėtų, kad naikintų visus priešus. Kadangi reikia palaikyti savo vis dėlto valstybę, mes gyvenam čia, vadinasi, mes sirgaliai už savo valstybę, kur mes gyvenam. Vienas iš tautos kamuolių jau keliauja iš tarnauto poilsio Visagine. Kiekvieno lietuvio garbės reikalas yra varyti šį kamuolį Lietuvos keliais. O jūs be eilės tai galite padaryti surinkę visą medalių kolekciją arba įsigijęs sirgalių atributikos. Pasimatysime kelyje. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Strategija ir taktika, va kur reikia žiūrėti.